Sveikos nagučių fėjos, aš vėl su jumis ir šiandieną noriu vėl šiek tiek padirbėti su mūsų naujesnėmis formelėmis, su arkinėmis formelėmis, kurios yra skirtos daryti modeliuotėms nagučiams. Jau esu kėlus video ir rodžius, kad jos yra kitokios negu kitos arkinės formelės, nes juose viduje čia yra atžymėtas guolis ir būtent yra toksai rievelis. Va, net jaučiasi, girdisi, kad yra žyma, iki kur yra galima darytis guolį. Tai palengvina modeliuotų nagų patį darbą. Tai šiandieną taip pat pasidarysim vieną nagutį ir būtent su šitom formelėm noriu parodyti, kaip pasidarysim būtent modeliuotą dizainą su vitražiniais lakais ir blizgučiais. Taip pat dar apie šitas formelės noriu parodyti jums, kad kaip galima formelės prisitaikyti, jeigu pamečiau žirklutes, kaip visada, kažką turiu pamesti. Kaip prisitaikyti formelės? Visų pirma, jos yra daug didesnės negu įprastai būna arkinės formelės. Pavyzdžiui, nuliukas, čia yra nuliukas. Va, pažiūrėkit, koks jisai didelis yra, jisai praktiškai apžioja visą mano nykštį. Tai šiaip visą laiką jau būna nuliukas ir jau būna didžiausias ir būna kartais, kad netgi netinka, tarkim, mums ant nykščio, būna klienčių stambesni nykščiai ir būtent net ir arkinių formelės nuliukai būna mažos ir mes turime jas kažkaip pasididinti, apeiti būtent tą reikalą, kad prisitaikyti formelės. Su šitom formelėm daryti nereikia, nes kaip matote, jos tikrai yra didelės. Pirmukas irgi taip pat, koksai didžiulis, matote, kaip smarkiai, jisai man irgi yra didelis. Ant mano nago, aš jau matavausi, man labiausiai tinka antras arba trečias. Tai vad gražiai nusileidžia. Dabar taip, noriu parodyti jums tokį dalyką. Matot, šitos formelės yra šitista vieta tokios labiau kvadratinės, tokios platesnės. Ir kaip žinom, nago plokštelė taip pat būna. Vienos nago plokštelės būna šitokios labiau tokios kvadratinės, platesnės ir kitos nago plokštelės būna tokios gražiai ovalios išilgos. Tai tarkim, šitas formelės jūs galite apsikarpyti, jeigu netinka ant nago. Pavyzdžiui, kaip pas manęs, jinai tikrai, aš šitaip statysiu formelę, mano nagas yra ovalesnis, jinai labiau kvadratinė ir man šitos būtent vietos jos trukdo pasistatyti gražiai formelę. Tai aš formelės va šitaip apsikarpau. Matot, šitą apkirptą ir tuoj paimkim trečią apkirpim, dvejetukų turiu daug prisikarpiusių. Pavyzdžiui, traukim dar šitą. Kaip apsikirpti? Pasiima žirklutės, tik tai neimkit žirklučių, su kuriuo odelės karpot, nes odelėms skirtos jos yra tokios jautresnės, labai plonos, ploni ašmenukai, tai negadinkim gerų žirklučių, pas visas, manau, tikrai atsiranda kažkokių žirklučių kitiems reikalams karpyti, tai su jom ir nusikirpkit. Tai va šitai pasiimat, kaip čia parodyt, kad būtų matyti, ir va kerpat. Ir nebijot kerpat. Nusikirpat, va gražiai, pasidairinat. Va, vieną šoną nusikirpam. Matot, šitas šonas šitaip apkirptas, šitas dar toksai kvadratinis. Ir kita pusė. Ir va šitaip gražiai apsikarpot formelės. Ir jau turėsit kitokios formos formelę, būtent nuo šitos vietos jinai bus, jūs pasikeitėt padarėt pagal save. Tai jeigu paimti, tarkim, dabar šalia neapkirptą formelę ir apkirptą formelę. Va, matot, skirtumas tikrai yra platesniam nagučiui ir šiek tiek, jeigu yra apvalesnis nagos ties odelėmis. Tai va. Šitaip lengviau prieisit ir dvi skirtingos formelės. Apkirpta formelė atgal į dėžutę. Ateis vienai klientai tiks šitą formelę, ateis kita klientė reikės šitokios formelės. Tai va. Taip pat dar yra pas mus šitiems nagučiams. Tai yra arkiniai ilgi gražus nagai. Gaunasi mes su šitom formelėm, atitinkamai ir guolis yra išilgintas, kad labai gražus būtų pas mus migdolas. Bet jeigu jūs norite šiek tiek trumpesnio guolio, jūs šitą formelę lygiai taip pat kaip apsikarpėt, jūs galite ją šiek tiek nukirpti. Va, matot? Va, ir nusikirpau. Pasidailinu. Tai va, nebijokit žaisti, tų formelių jų yra po 10 vienetų, jeigu neklystu, kiekvienam skyriui tai galite apsikarpyti. Tai va šitaip ir patrumpėjo pats mūsų guoliukas. Va, jeigu irgi pamatuot, jau visai va per kiek yra trumpesnis. Va. Jau per šitiek jūs turite trumpesnį guoliuką. Tai va. Ir šitaip apkirpta formelė. Ir šitaip apkirpta formelė dedat atgal į dėžutę ir jau turit kelias formelės pritaikytas kelių rūšių, tarkim, priauginimams. Tai va. Šitą parodžiau, dabar važiuojam toliau ir eisim prie nagučio priauginimo. Gerai, aš turėjau prisirinkus formelių, dabar tik tai susidėsiu savo žaisliukus į dėžutės. Ir pasiliksiu. Taip, gerai. Tai va, turiu nuimtą medžiagytę, paruoštą nagutę. Tai dabar dar aš jį nusičiupinėjau, tai nuvalykim jį. Nuvalykim dulkes. Ir seka tolimesnis nago paruošimas. Nudehidratuojam nagutę. Naudoju prepą. Prepas labai greitai nudžiūva, jisai nuriebalina mūsų nago plokštelę, paruošdamas ją tolimesniam darbui. Sekantis etapas pas mus yra bonderis. Bonderis pas mus yra nerūgštinis. Ir tepam nago plokštelę. Nugruntuojam. Jau saugom, kad nekliūtų niekur ant odos, nes gruntas paskui save vesis jau ir kitas medžiagas. Gruntas veikia kaip dvipusė lipni juosta, sukabina medžiagas, nago plokštelę ir medžiagą. Taip pat parduotuvėje galite rasti ir gruntą rūgštinį. Tai kada, tarkim, nagučiai silpni nelaiko, atšokinėja, tai tada galite naudoti rūgštinį gruntą. O šiaip rekomenduoju visada naudoti nerūgštinį. Jeigu neturi problematiškų nagų, rūgštinį naudoti nereikia, nes rūgštinį reikia, jeigu naudosit, naudokite atsargiai, netepkite ant odos. Taip, toliau dedam bazę. Bazių pas mus parduotuvėje taip pat yra kelios. Čia pas mus yra Rubber bazė numeris 2. Jinai yra šiek tiek lankstesnė bazė negu mūsų Super Strong. Super Strong jinai jau ir yra tokia Super Strong, jinai nėra lanksti, o šita bazė yra šiek tiek lankstesnė. Super Strong bazės mes turime indeliuose ir buteliukuose, jinai yra šiek tiek tirštesnės konsistencijos. Mūsų bazės yra be hemo,
O šitą turime tik buteliukę ir jinai yra šiek tiek lankstesnė. Jos tinka priauginimams, geliniams lakavimams, korekcijoms, dizainams. Ypatingai gerai yra, kas dirbat su geliniais tipsais. Priauginėti su geliniais tipsais šitas Faber bazės puikiai tinka. Viskas, paruošiau nagutį, uždėjau bazę, plonai, iki odelių, neprisikišau niekur prie odelių, keliauju į lempą pilnai polimerizacijai. Viskas, supolimerizavo, dirbsim toliau. Toliau man reikės, aš naudosiu violetinį laką, vitražinį. Jūs galite naudoti, kokį jūs norite, raudoną, žalią, mėlyną, geltoną. Aš šiandieną noriu naudoti violetinį. Taip, toliau man reikės skaidraus akrigelio, reikės Lotos glitter akrigelio, man labai gražiai susižiūrės, būtent su violetiniu šitas akrigelis, nerealiai gražiai spalvytė ir labai gražiai jiedu man žiūrėsis. Ir toliau man reikės blizgučių, aš naudosiu šitokius blizgučius, sidabra. Taip, ir pradėkim, pasimsiu paletę, kad man būtų patogiau, ant paletės aš užsidėsiu violetinių dažiukų. Lako teisingiau violetiniu. Ir taip, aš turiu prisimataus formelę, tik nesu atsižymėjus ilgio. Tai mes ilgį darykim kažkur šitokį. Nei per trumpą, nei per ilgą. Va šitokį nagutį pasidarysim. Pasiimu kažkokį tai plonesnį teptuką ir dabar šičia pagal bortelį, kaip minėjau ir jau rodžiu, čia yra bortelis, pagal šitą bortelį mums labai gražiai nusispalvins. Ir va šitaip nusispalvinam. Va. Labai puikiai spalvinis. Labai gražiai yra ir paumbruoti kelias spalvas. Čia pagal bortelį išdėti vieną spalvą, tarkim, vitražo. Truputėlį patušuoti ir užsidėti kitą spalvą vitražo, papolimerizuoti ir uždėti blizgučių, pasakiškai gražu. Dvi spalvytės, aš umbravau raudoną su violetinė, tai labai gražiai gausi. Galite taip pat pabandyti kelias spalvas. Žalia su mėlyna labai gražiai turėtų umbruotis. Va, pagal bortelį ir aš dabar noriu pasispalvinti. Noriu pasispalvinti šiek tiek daugiau ir į laisvą kraštą tą spalvą aš šiek tiek ištušuosiu. Va, uždedu šiek tiek daugiau. Būtų ryškesnė man ta violetinė. Ir į laisvą kraštą aš jos deduosi šiek tiek mažiau. Va šitaip man gražiai išsideda, matot, yra bortelis ir labai gražiai išsideda pagal bortelį. Paimu kažkokį biškičių platesnį teptuką. Ir kadangi noriu šiek tiek pratušuoti, aš noriu, kad man į laisvą kraštą būtų toks prašviesėjimas. Tai va, tą prašviesėjimą aš ir pasidarau. Va, šiek tiek prasiu. Tampau vitražiuką ir va gausis toksai lengvas prašviesėjimas. Čiut dar. Dabar nešu į lempą kokią 10 sekundžių, papolimerizuosiu. Supolimerizavom. Jeigu manom, kad mums trūksta šiek tiek ryškumo, būtent pagal šypsenėlės liniją, aš galiu dar šiek tiek užsidėti būtent palei šypsenėlės liniją, pagal tą bortelį, dar šiek tiek vitražo. Čia, jeigu manot, kad reikia, nebūtina. Ir jau su vienu sluoksniu gausis labai gražiai, nes dariau pavyzdukus, tikrai gražiai gaunasi. Ir su vienu sluoksniu, nes prie bortelio spalva jinai subėga ir jinai būna vis tiek ryškesnė. Dar kelias sekundės, 2-3 sekundės įdėsiu lempą. Visą šitą reikalą patrauksim. Ir blizgučio eilė. Imu blizgučio. Gali dėti ir kitokį blizgutį. Visi blizgučiai labai gražiai žiūrėsis. Aš noriu sidabro. Ir dedatės blizgutį išskirstot. Išskirstot iki bortelio. Žiūrim, kad blizgučiai nepareitų pas mus į guolio vietą. Ir dabar aš noriu blizgutį ištempt šiek tiek iš laisvo krašto, net iš spalvos jį šiek tiek noriu išvest. Mes tada šitaip ir padarom, išvedam jį iš spalvos. Taip pat labai gražiai šičia turėtų žiūrėtis mūsų šitas blizgutis. Va su šituo dar dariau, tai labai gražiai ir su violetiniu, ir su raudonais. Tai žiūrės, atrodo jis toks undinėlės, toks išžaruojantis kaip ir žydro, bet labai gražiai atrodo su raudonu ir su violetiniu. Ir va išsivedu. Va, kad būtų man į laisvą kraštelį išskaidrėtų. Va. Ir bus toksai labai paprastas, greitas, lengvas dizainas modeliuotėms nagučiams. Dedam į lempą, papolimerizuojam. Papolimerizavom ir aš atsiminiau, kad aš neįsidėjau šito blizgučio. Aš norėjau įdėti palei šypsenėlę, tai dabar aš jo vis tiek įsidėsiu, bet jau dėsiu šiek tiek plačiau, kad jis man labiau matytųsi, nes jis man turėjo eiti pirmas sidabriuko, bet kadangi aš pamiršau, tai dabar jau kompensuosiu šitą reikalą. Oi, kaip gražiai jis matysis ir dabar. Ir įsidedam. Ir dabar jis labai gražiai matysis, šiek tiek pratampykim, pratušuokim jį. Jis duos tokį kaip užpildymą man būtent tame sidabriuke. Oi, kaip gražiai atrodys. Žaruos. Vėl į lempą. 10-15 sekundžių daugiau nereikia. Reikia tiesiog papolimerizuoti patį blizgutį. Va, supolimerizavom. Ir toliau turiu išsitempti laisvą kraštelį. Skaidrę medžiagą. Čia jums tinka viskas. Gelis, akrigelis, master gelis, išsilyginantis. Ką jau turit, viską naudokit, viskas tinka.
Ir šiek tiek net su pačia mentelė pravedžiuokim medžiagą, nes tai ir skaidri medžiaga, jau esu minėjęs, kad su skaidri šiek tiek yra sunkiau orientuotis, matyti jos storį, kiek įsidedam. Tai jau eina ant išjautimo. Ir biškutį. Va, gerai. Toliau skirstysim su teptuku. Pašlapinu teptuką. Ir pradedam skirstimą. Prispaudžiu. Ir veduosi medžiagytę iki laisvo krašto. Vėl prispaudžiu. Ir taip gražiai išskirsto medžiagą. Būtinai turim žiūrėti, kad mums iki pat viršaus ateitų pati šypsenėlė, ūselė, viskas gražiai, kad mums užsidengtų, kad medžiaga skirstytųsi, bet jokių būdų neprisistumė medžiagos į guolio vietą. Guolis turi būti laisvas, nes mes ten dėsim Lotus Glitter akrigelį. Ir žiūrim, kad būtų šonai užpildyti, kad netrūktų mums šoninio apatinių paralelių. Va, išsiskirstėm. Va. Išsiskirstėm, išsidėm medžiagytę. Dabar einam. Pasižiūrim guoliukį, kad nebūtų medžiagos, atrodo viskas gerai. Keliam į lempą keliom sekundėm. Va, papolimerizau ir dabar Lotus Glitter. Dar sykį parodysiu, koks jis yra gražus. Nežinau, blizgutis ar matosi, nes ta kamera kitas sykį matosi. Pamatot, koks gražus auksinis blizgutis yra. Ir pasiskirstom. Pasiskirstom. Va. Gražiai išskirstom. Ir dabar, kaip visada, šitoje vietoje neturi būti daug medžiagos, reiškia perteklių, aš nusiimu. Jeigu matau, kad yra daugiau medžiagytės, laisvam kraštelį prie odelio, kur statysiu formelę, reiškia, aš tą medžiagytės perteklių nusiimu. Va. Dabar dar, mergaitė, žiūrėkit, ką aš darysiu. Galim naudoti skaidrų gėlę, aš esu kažkada šitą dalyką rodžius, bet galim pasikartoti. Dabar paimsiu bazytės lašą. Kadangi laisvą kraštą aš jau popolimerizavus esu, išdėjau šičia Lotus Glitter akrigelį ir šiek tiek šonus čia, kur yra supolimerizuoti jau, aš prasitepu su skaidria baze. Tik čia šonelius daugiau nereikia mums niekur. Va. Kad jie mums gerai puikiai prisipolimerizuotų. Viskas išdėjau, dabar ant nagučio. 2 pirščiukais pasistatau šiek tiek su atstumu, spusteliu ir pastumiu. Ir žiūrim, kad būtų tiesiai. Va. Žiūrim, kad būtų tiesiai. Kad nusileisiu šoninės apatinės paralelės iš abiejų pusių. Matot? Nusileidžiu šoninės apatinės, dar matau, kad galiu šiek tiek pastumti. Va, puikiai. Panagyti. Kaip ir galėčiau šitą tokį minimalų perteklių išsiimti. Galiu palikti, galėsiu išdildžiuoti, arba galiu pasidaryti protarpinę polimerizaciją. Jeigu rasiu dabar po ranka su kuo. Greitai viską susijungsim, kadangi viskas po ranka. Ir aš turiu lemputę. Esu rodžius, turiu lemputę pakabintą ant lempos. Labai patogu, kelias sekundės popolimerizacija. Vis laik protarpinė polimerizacija šitoje vietoje. Va. Kelias sekundės prisipolimerizam ir dabar galim pasitvarkyti panagytę. Ir pasižiūrim, čia nieko daug nėra, galim realiai ir nieko nedaryti, bet tiesiog, kad jums parodyti. Va, galiu šitaip išdailinti. Va. Jeigu būtų didesnis perteklius, aš jį tiesiog išimčiau. Ir viskas, dabar keliam į lempą pilnai polimerizacijai. Va, supolimerizavom. Nusivalom formelę. Ir truputį paspaudžiam, kad lengviau nusimta. Va. Ir štai turim modeliuotą nagutį. Ar bereikia lengviau ir paprasčiau? Manau, kad ne. Svarbiausia, turite teisingai prisimatuoti formelės, o toliau jau jūsų vaizduotės reikalas, kokius jūs dizainus darysit. Tai va, toliau pasivalom lipnumo, kurį turim šiek tiek prie odelio. Turim šiek tiek lipnumo panagytai. Va. Ir toliau pas mus seka dildžiavimas. Tai, čia ir vėl nėra skirtumo, ar jūs pirmą paimsit dildę, ar jūs pirmą paimsit frezutę. Jau esu pastebėjusius, kad aš vieną sykį su dildė pirmą, dildė uždaryta. Laisvas kraštas, dildė yra priguldyta. Toliau šonės apatinės paralelės. Va, pasižiūrėkite, jos pas mane ir nusileidusios. Reiškia, mes turim susikelt šonės apatinės paralelės. Dildę pastatu, paguldau tiesiog šitaip po nagučiu ir turiu sukelt tiek, kiek yra mano išaugimo taškas. Iš kitos pusės. Toliau imsim frezutę. Kankorėžiukas. Be galo patogus visur prieiti. Ir tą minimalų pertekliuką, tarkim, kur mums čia praktiškai net nelabai yra tas medžiagytės išlindėlė, matot. Bet mes jį vis tiek turim pasilydinti, pasidailinti. Kad būtų gražu. Va. Toliau mums reikia pastvarkyti panagyti.
Nėra labai stora, bet vis tiek reikia šiek tiek papalyti. Panaigi valyti, kadangi nagas jau ilgas, aš naudosiu ilgesnį angaliuką, nes mano konkurežiukas ilgesniam nagui jau netinka, nes kadangi jis yra per trumpas. Ir panagytas valymas. Na, praktiškai viskas. Praktiškai viskas. Ir toliau vyksta vėl toksai kaip suvedimas, kaip aš sakau, visada suvedu tą balansą tokį, nes kai išsivalo panagės, visada norisi dar šiek tiek nagus padidžiuoti, kad suvest pilnai tuos taškus, kad jau jie būtų tikrai pilnai gražus. Aišku, ilgi nebūtinai šitokį turite daryti, gali daryti ir trumpesnius. Tiesiog ant ilgesnių visada tie dizainai, jie gražiau pasimato. Va. Dabar toliau. Šičia lieka toksai kaip griovelis, rievelė tokia ten, kur buvo pas mus vidiniai formeliai, vidiniai daly, buvo ta pati žyma guoliukui. Tai va šičia. Tai šičia tiesiog paimat ir dadedat medžiagytės. Galit su toku bandytis išsilyginti, man tai labiausiai patinka, aš pasiimu tos pačios, tarkim, medžiagytės, o ne, ir išsilyginu. Prieš tai nubafinu. Nes medžiaga turi būti matinė, kad sekantį sluoksnį uždėt medžiagos, kad laikytųsi, tai turi būti matinė. Tarkim, užsidėjus lotos gliterą, galit netgi pabandyti pasiumbruoti, tarkim, uždėti milkį. Tai nebūtinai gali būti ir akrigelis, galit pabandyti uždėti, tarkim, čia dabar, kai reikia išsilyginti, na, šitoje vietoje nebūtinai gali būti akrigelis išlyginimui, galit bottle gelį pabandyti naudoti, galit gelį dėti medžiagos, tarpusavy jos viso draugauja, viskas su jom yra gerai. Čia tiesiog yra reikalinga būtent jūsų vaizduoti. Ir paimu medžiagytės ir užsidedu. Tai pašlapinam teptuką. Tik dabar reikia išsiraityti kažkaip patogiai. Turiu, kad biškį gal per daug paimu. Va. Ir išskirstau. Jeigu formelė bus daugiau apkirpta, atkreipkite dėmesį, kad gali reikėti šiek tiek ir apex atsistatyti. Tai jau šitoje vietoje irgi žiūrėkite pačios. Va. Ir labai gražiai šičia medžiagytė ir užsidengia, išsiskirs, nes būtent yra tas bortelis. Ir labai gražiai, kokią medžiagą bedėtumėt, tai labai gražiai iki to bortelio ir ateina. Va. Ir viskas. Truputėlį vėl nubafinsim, kad būtų gražus dengti topui. Kad būtų gražus paviršius. Va. Matot, puikiausiai. Viskas, dabar keliauju lempą pilnai polimerizacijai, paimsiu bafutį, šiek tiek nubafinsiu ir tiesiu topą. Supolimerizavom. Nuvalom lipnumą. Va, jis praktiškai visiškai lygus yra, net nesijaučia, kad reikėtų kažką jam daryti, bet tiesiog turim jį pasiruošti su bafu, kad gražiai topas užsidėti. Kad nebūtų blizgančios vietos, jeigu norim, kad mums gražiai medžiagos laikytųsi. Va. Viskas. Toliau. Jau mane žinot, jeigu nelakuoju, visada gruntuoju. Taip man gražiau pasidengia topas, išryškėja blizgučiai, pasislepia, jeigu yra kažkokie mažyčiai tarpeliai, oro tarpeliai, norėjau pasakyti. Tai gruntas visą šitą reikalą ištaiso. Ir toliau topas. Ir va. Padenkim gražiai nagutį silk topu. Pažiūrėkit, kaip gražiai gavosi. Koks greitas, paprastas dizainas. Ne jums guolius dildžiuot, ne jums pačią formą stengtis ten išdildžiuot. Į pagalbą ateina jums viršutinės formelės ir va darykit gražius modeliuotus nagus. Ir panagytę, kaip visada, mėgstu panagytę pasitopuoti. Va, kokį turim gražų modeliuotą nagutį. Ir kaip gražiai, kad prie guoliuko prie šypsenėlės tamsesnė spalva ir jinai išeina į šviesėjančią spalvą ir į patį galiuką spalva išeina į skaidrumą. Keliam į lempą pilnai polimerizacijai. Va, supolimerizavom ir pasilepinam. Odelių kondicionierius, be galo myliu odelių kondicionierius.
Jie labai skaniai kvepia visų pirma, jie nėra tokie riebus kaip aliejukai, jie odelės mūsų padrėkina, pamaitina, padeda joms atsistatyti, atsigauti, visa oda būna pasidengusi tokia kaip šilko. Ir naudojant odelį kondicionierių nebūtinai galite jo dėti tik prie odelio, galite klientė visus pirščiukus tiesiog net ant rankų užlašinti ir trint ir pojūtis labai yra malonus. Turim 3 kvapų, tai turim mango kvapo, naujas yra bubblegum, be galo skaniai kvepia bubblegum ir vanilės kvapo turim. Ir taip pat, kas jau labai mėgstat aliejukus, tai taip pat turim ir aliejukų mylėtoms, tai mes turim rožių kvapų, naujiena pas mus rožių kvapo, aliejukas labai skaniai kvepia rožėmis. Tai kaip kas kam labiau patinka, kam aliejukai, kam kondicionieriai. Tai vat. Ir taip pat dar noriu įsikelti parodyti savo topą. Čia yra mano meilė šiai dienai. Tai yra Glossy Top, Silk topas, jis yra vidutinės konsistencijos, atsparus susibraižymams, negeltonuoja, nebijo jokio riebalo. Tai va. Šitokį turim nagutį. Dabar mes jį poliruokim, aš nagučius mėgstu papoliruoti. Ir va. Štai mūsų modeliuotas nagutis. Va, toks lengvas, gražus dizainas. Manau, paprasčiau ir būt negali. Tai ką, gražių nagų, gerų darbų.